Golgotos viršūnėje ant žemės guli kryžius. Ant jo paguldomas nukankintas Jėzaus kūnas. Kareivių plaktukai sudunda. Geležinis vinis perdurė jo rankas ir kojas. Aštrus skausmo šūksnis perskrodžia orą. Kryžius keliamas aukštyn. Ir Dievo sūnus pakimba tarp dangaus ir žemės. Apačioje susirinkę žmonės tyčiasi. Jei tu Dievo sūnus, nuženk nuo kryžiaus. Tačiau Jėzus nepaiso patyčių. Kankindamasis ant kryžiaus, jis žvelgia į savo budelius ir šnabžda: Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Net mirties kančioje jo širdis pilna gailestingumo ir meilės. Kiekvienas atozodis ant kryžiaus tai kova, kad galėtų įkvėpti oro. Kiekviena minutė ant kryžiaus neapsakomas skausmas. Vis dėlto dar didesnę naštą jam užkrauna mūsų nuodėmių tamsa, kurią jis neša savo sieloje. Vidudienį dangų apgaubia tamsa, saulė slepiasi, tarsi negalėdama žiūrėti į šią tragediją. Jėzus, apimtas sielvartingo vienišumo, garsiai sušunka: Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Tai begalinis sielos skausmas. Pats Tėvas leidžia jam pajusti tą Dievo apleistumą, kurio nusipelnėme mes. Tačiau pabaiga jau arti. Jėzus žino, kad netrukus viskas išsipildys. Surinkęs paskutinės jėgas, jisai sušunka: Atlikta. Šiuo pergalingu žodžiu jis užbaigia mūsų išgelbimo darbą. Tuomet nuleidžia galvą ir atiduoda dvasią. Žemė sudreba, uolos kyla, šventyklos uždanga perplyšta pusiau. Kūrėjas miršta už savo kūrinius. Jis miršta laisva valia, iš meilės, ne už savo nuodėmes, bet už mūsų. Jo mirtis tai gyvenimas mums.